abejingų šitai mašinai nėra. Visi pamatė, domisi, žiūri, fotografuoja, klausia. Taip, be abejo vieniem jinai patinka, be abejo jinai vieniem nepatinka. Tačiau vat ta tokia razinkėlė, kad abejingų nėra, tai faktas yra toksai. Tačiau toliau tos žmonės, kurie mane, sakykime, stebi mane, stebi mašiną, galėčiau suskirstyti į dar kažkokias tai kelias grupės. Vieni tai yra, kurie natūraliai džiaugiasi. Jiem jinai graži, jiem jinai ta mašina patinka, jie džiaugiasi, kad Lietuvoje, sako, pagiria mane, kažkas padaro. Tarp jų yra ir paaugliai, kurie tai visai ten krykšto ir jų, jeigu kažką fotografuoja, filmuoja, iš viso jų nuvyti neįmanoma. Jie 10 metrų pasitraukia ir vėl jie ateina ir džiaugiasi. Toliau yra kiti žmonės, kurie yra labai pavydūs ir pastebėjau, jų yra ganėtinai daug. Ir žmonės kiti tokie net ne tiek pavydūs, bet net pavydūs su tokiu pykčiu. Štai su tokiamis problemomis susiduria kaunietis verslininkas ir automobilių perdarytos Audronis Gestautas. Vieną dieną, neapsikentęs vienodų, nieko nesiskiriančių serijinių automobilių, vyras užsidarė garaže, iš kurio po ilgų darbo mėnesių išriedėjo 2 visiškai kitokie automobiliai. Vienas 6 serijos BMW, kitas štai šis, 9 mėnesių pono Audronio darbo pareikalavęs AG Excalibur. Norėjau visiškai išskirtinės mašinos. Todėl aš paėmiau vienos mašinėlės bazę, tačiau nenoriu sakyti kokią bazę, tačiau kas kalbos sklinda ir kas jau žino, tai tegul žino kokia tai bazė, o kas nežino, tai palieku fantazijai. Tai tikslas buvo mano pasigaminti pačiam automobilį pagal savo norus visiškai naują. Todėl mašinėlė, kurią dabar matote, iš jos yra likęs tik variklis ir važiuoklė. Visos detalės yra naujos. Grotelės yra priekinės mano sukurtos. Ir vėl matosi mano stilius, raudonas spalva, baltas salonas, didžiuliai ratai, bangos einančios per šonus. Gale pamatysite, bus trikampiai 2 duslintuvai. Šičia ratai yra 30 colių. Tai matot, rato diametras yra metras, plius minus 1 centimetras yra metras. Dažnai manęs klausia, ar tai šitas automobilis nėra mano jau pabaiga. Tai manau, kad nėra pabaiga, nes man jau pagal užsakymą Amerikoje padaro 32 colių ratus. Su padangom, manau, bus iš viso koks 1,15 m, net tokio dydžio ratas. Tačiau dar nekilo idėja, kaip padaryti gražiai, žodžiu, ratą padaro, manau, toliau pamatysite dar kažką tai. Kuo ratas didesnis, kuo jisai labiau išneštas, tuo jis brėžia didesnį spindulį, tai būčiau uždėjęs 36, būtų tekę išmesti visus pedalus, jisai būtų tokį didžiulį spindulį rėžęs. 30 būčiau uždėjęs. Jeigu 26 būčiau uždėjęs, būtų jau man atsirėmę irgi pedalus. Tai ką aš pats maksimaliai skaičiavau ir kad galiu 24 colių uždėti ratą. Aš kai viską esu dizaineris ir konstruktorius ir pats dirbu ir skaičiavimus darau, man visiškai nėra problema. Šitoj mašinėlei yra pakeista viskas. Yra stogas nupjautas ir sužemintas stogas. Yra durelės perdarytis, visi sparnai, kapotas, bagažinės dangtis, lenkščiai, viskas perdaryta yra. Pakeisti net stiklai, nes kaip uždėjau didžiulius ratus, mašina įsikėlė kaip džipas pasidarė. Ir iš karto yra, kaip ją nuleisti dabar. Ir vėl niekas nuleisti, nei kažkokių amortizatorių čia nėra nuleidžiamų, nei kažkokie klausimai meistrų, visi niekas nežino ir visi apskritai bijo kažką tai daryti. Tai ką, teko pačiam galvoti, ką paėmiau. Paėmiau ir išpjovau amortizatorių tvirtinimo vietas, kaip čia vadinasi, visi žargonų stakanais vadina. Išpjoviau ir mašiną vėl nuleidžiau jos buvusią padėtį. Tai išpjovus kažkur tai stakanų tvirtinimo, amortizatorių tvirtinimo vieta, jeigu buvo kažkur šitoj vietoj, tai jinai dabar pasidarė čia labai aukštai.
Ne, tai tada teko išmesti stiklą galinį ir padaryti naują konstruktyvą ir naują stiklą visą įdėti. Ne? Va, taip pat ratas jau yra irgi didžiulis, kad jis lindo į saloną. Tai aš neteko visą šitą šoninę dalį sustumti vidų. Nes priešingų atveju ten būtų iš viso man neaišku, kaip būtų žmogus sėdėjęs. Ratą išmečiau išorę, visą vidinę dalį sustumiau vidų, tai teko ir galinės, paskui teko ir visą vidų dėl šito perdaryti. Kadangi mašina turi, kaip matote, arkos skylą virš kapoto, taip pat gale, sėdint mašinoje, tu nematai rato, tau prapuola mašinos ribos. Tai ypač yra sunku parkuojant arba kažkur aikšteliai, kur daug mašinų prasilenkia. Būna taip, kad tu vieną ratą kaip ir matai priekinį, tai jau galo nematai, tai tam mašinoje sugalvojau parkavimo sistemą su 8 kamerom. Taip, 2 kameros yra mašinos priekyje grotelėse įtaisytos. Čia yra. Jos truputį pakreiptos į šonus yra. 2 kameros, po 2 kameras yra veidrodėliuose. Viena žiūri priekinį ratą veidrodėlio, kita žiūri į galinį ratą. Ir yra gale 2 kameros. Tai va, ir kaip tu jau parkuoji, ar tau yra šalia koks bortas, tu matai šitą ratą ir matai pasilenkdamas galinį ratą. Tai va, tai savo pasilengvinau parkavimą taip, nes priešingų atveju būtų, jau man tai tikrai sudėtinga. Aš norėjau piktos, agresyvios, naglos, šustros, kad taip jinai tokia atrodytų. Tai va, dėl to dariau burną didelę, jinai tarsi ryklio tą burną primena, grotos nuo pačios iki viršaus tokio. Tikslas gaminant šitą mašiną buvo pasigaminti naują mašiną, kuri patiktų man. Ir kadangi iš išorės jau kaip ir neliko senos mašinos detalių, tai kaip ir nėra vadinti tą mašiną kaip ir senosios vardu. Tai va, susikūriau savo ženklą AG. Ir šitą mašiną pavadinau AG Excalibur. Kodėl taip? Patiko toks žodžių derinys. Deja, dar reikia padaryti tas Excalibur raidelės. Čia dar truputį vėliau atsiras. Ir man labai patinka, kai žmonės klausia, kas čia per firma tokia, niekas nežino, man tas klausimas taip pat labai patinkantis yra. Vidus taip pat yra visiškai naujas padarytas, pradedant nuo stogo, panelė, centrinė konsolė, sėdynėmis, pogalviais, taip viskuo. Dabar stogas, kaip bazė ėmiau, kad mašinos vidus būtų didelis ir buvo tokia mano idėja, didelė mašina ir mažinti erdvę. Todėl, kaip matote, stogas yra visas pūstas, vėl yra mano stilius, šviesi juoda alkantara ir kad kontrastuotų juodos Swarovskio sagutės čia yra viduje. Čia yra tų sagučių Swarovskio yra apie kokius 600 susiūta viduje. Tai va, tokia daug papūsta. Taip pat atkartoti yra šonai, čia didesnės sagutės, jų čia ir sėdynėse yra šonuose apie kažkur tai apie 200 sagučių. Va. Taip pat čia yra juoda Swarovskio medžiaga, visa aptraukto detalės, kaip matote. Ne? Va, sėdynės taip pat išformavau naujai. Pasidariau, kaip sakyt, man gražiai sėdynės, kad būtų gražios. Ir galinės sėdynės taip pat yra išformuotos naujai, išilgintos. Buvo kaip 3 žmonėms sėdimos vietos gale, dabar va nebeliko, čia liko tik tai 2 žmonėms sėdimos vietos. Va, taip pat, kad pakontrastuotų man sėdynės, apsiuvau tokias Swarovskio, kaip čia ir pavadinti, juostelės su Swarovskio kristalais yra vėl, kad man kontrastuotų. Tai patinka va toksai kažkokie kontrastai, dideli ratai, chromas su raudonu kontrastuoja, baltas su juodu. Tačiau yra negražu, kai darai vien baltą visiškai ir visiškai juodą. Turi būti tas baltumas, čiūčiutį gelsvumą, tas juodumas, truputėlį rusvumą, kad gražiai atrodytų. Toliau galėtumėm pažiūrėti, mygtukus padariau visai naujus. Kokią daro, sakykime, ne klaidą gal, kaip čia dabar pavadinti, visos tuningo firmos perdarimo net ir ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje. Padaro
mašiną iš vidaus, prabangę, ten kokiam krokodilodom ir palieka pigius plastikinius mygtukus. Kokius 5 milijonus. Oi, pušai. Pasižiūrėkit iš tuo deimantą tie viduj. Kai iš kokio deimanto? Aš tokią turėčiau dieną naktį, aš ją laižyčiau. Daugiau skaitykite Lietuvos ryto priede Greitkelis. Lukas Pileckas, LRytas LT.